Šiemet mūsų mokykloje buvo tokia naujovė. Pirmą kartą pedagoginę praktiką atliko Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto studentės. Joms, tikiuosi, tai buvo įdomi patirtis, o man taip pat susidūriau su kitos šalies mokyklų absolventėmis, kurios man papasakodavo nemažai apie tai, kaip vyksta darbas, kaip vyksta matematikos mokymas jų Lietuvos mokyklose. Galėjom palyginti darbo metodus, reikalavimus Lenkijos mokykloje, Lietuvos mokykloje. Užmeskėme taip pat pirmus ryšius su Vilniaus universiteto profesoriais. Tikiuosi, kad šis bendradarbiavimas tęsis ir kad jis bus naudingas tiek mūsų mokyklai, tiek ir Vilniaus universiteto studentams. Esu Valentina Dagienė, dirbu pagrindinė darbovietė mano Matematikos ir informatikos institutas, tai yra mokslinis institutas, taip pat dėstau Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultete. Ir mėgstu, labai mėgstu švietimo darbą, mėgstu mokyti ir mokau būsimuosius mokytojus. Na, aš tikiuosi, kad jie bus geri, šaunūs mokytojai, bet tam reikia mokytis. Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos metodikos katedros vedėjas profesorius Eugenijus Stankus. Na, į Punską atvykau pirmą kartą ir labai tuo džiaugiuosi. Mane maloniai nustebino, kad jaučiamės taip kaip Lietuvoje, netgi dar šiek tiek geriau. Esu Viktoras Dagys, dirbu Matematikos ir informatikos institute. Punske pirmą kartą apsilankiau beveik prieš 20 metų. Teko kitol neakivaizdžiai bendrauti su mokytoju Jurgiu Parancevičiumi, kuris mokėsi neakivaizdinėje jaunųjų programuotojų mokykloje veikiančioje mūsų institute. Nuo čia atvykus į Punską buvo labai malonu bendrauti su Nijole Kolyte, jos mama. Paskui dar porą sykių ekskursijose esu buvęs Punske. Ir su Punsku, sakyčiau, dvasiniai ryšiai sieja nuo labai seniai su Punsko lietuviais, su lietuviais gyvenančiais Lenkijoje, tai yra mūsų kaimynai, mūsų mieli bičiuliai, galėčiau išvardinti daugelį pavardžių, tačiau tie ryšiai buvo prasidėję prieš daugelį metų, jau net kelios dešimtis metų. Ir paskui kažkaip to laiko nebelieka, nes visą laiką reikia daryti tai naujus projektus, tai knygas rašyti. Ir visai neseniai prieš metus taiga man taip toptelėjo mintis, kad reikėtų mūsų būsimuosius mokytojus, kurios mokomi universitete, išsiųsti, pabandyti surasti jiems stipendijas ir išsiųsti praktikon į... Kas mus čia atvedė? Atvedė siekimas bendrauti su Punsku. Mūsų studentai, dvi studentės atlieka praktiką ir tikimės, kad tas bendradarbiavimas tęsis ir toliau. Būsiu tiesiog atvira, mei pasakysiu, kad dalis mūsų studentų gana sunkiai moka anglų kalbą ir tada pagalvojus, o kodėl ne pabandžius pasiųsti studentus į lietuviškas mokyklas, kurios yra kitose šalyse ir ten, kad padirbėtų. Štai dvi merginos sutiko vykti į Punską. Čia mano dvi studentės, kuriomis aš labai didžiuojuosi. Kaip jums atrodė pirmoji jums pamoka Punske? Kokia buvo pamoka? Kaip Gitana atrodo? Taip, mes labai jaudinomės, bet pamoka, manau, praėjo neblogai. Gavom keletą pastabų iš direktorės. Norėčiau paminėti, kad yra mūsų vadovė. O kas yra, atrodo, pačiai geriausia, čia toks įstrigę, kas nors tokio, kur dar be vertinimo, kas dar? Nu, šiaip galėčiau pagirti mokinius vien dėl popamokinio aktyvumo. Jie yra labai aktyvūs, nes tarkim, tiek aš irgi gyvenu mažam miestelį, bet pas mus... Iš kokį tu mažiaus miestelį gal pasakyti? Iš Rietavos savivaldybės. Bet tenai mokiniai, nu tikrai, nors didelis pasirinkimas būrelių, bet jie nelanko. O čia tas pats mokinys vos ne kelis būrelius lanko.
Iš tiesų čia labai įdomu, kad, tarkim, per pamokas yra vedamos lietuvių kalba, o vadovėliai yra lenkų kalba. Tai mokiniam, man atrodo, dėl to turėtų būti sunku mokytis būtent šitoj mokykloje, kad, tarkim, tu skaitai uždavinį lenkiškai, bet turi jį dar išsiversti lietuviškai, nes tema yra pasakoma lietuviškai būtent. Ir mane visą laiką žavi šito krašto lietuviai, jų tvirtumas, darbštumas, tvarkingumas. Ir po kažkurios kelionės aš netgi sakiau, kad aš niekur nesu matęs tiek lietuviškumo, tiek Lietuvos pajutęs kaip čia Punske. Ir man labai norėtųsi kad punskiškis išvystų kuo daugiau Lietuvos žmonių. Ir kadangi esu Lietuvos kompiuterininkų sąjungos tarybos pirmininko pavaduotojas ir ten yra mokymosi sekcija būrent informacinių technologijų mokytojus iš įvairių Lietuvos vietovių, galvoju, kad būtų šaunu surengti seminarą tokį čia ir tiesiog, kad tas būrelis aktyviausių mokytojų pabūtų čia, pamatytų ir pajustų. Esu Romualdas Kašuba, visą savo gyvenimą dirbu Vilniaus universitete, o apie Punską kalbant, tai galima būtų sakyti, kad Punskas gal nėra toks didelis gyventojų skaičium, tačiau yra labai didelis savo dvasia, savo kilnumu. Man jis prilygsta tokioms Lietuvos vietoms kaip Rietavas, Anykščiai. Atsimenu anais tarybiniais laikais, kai ateidavo čia tikriausiai spausdinama Aušra, kur buvo daugiau lietuvystės negu visoje tarybų Lietuvoje leidžiamuose spaudiniuose. Ši vieta yra mums šventa ir dabar. Mes didžiuojamės, kad galim čia būti, kad galim drąsiai iškeltom galvom vaikščiot. Džiaugiamės, kad čia galim sutikti mūsų studentės, kurios džiaugiasi čia galėdamas atlikti praktiką ir norėtume, kad mūsų gražus ryšiai užsimegstų, kad mes per vieną atvažiavimą čia visiems nespėtume iki galo atsibost ir linkime savo, kad dar daugybę kartų galėtume čia atvykti ir nusilenkti šio krašto žmonėms taip gražiai, ženkliai, kilniai, tauriai, dirbantiems savo nepastebimą, bet visiems mums tokį svarbų darbą. Te laimina jūs aukščiausiai.